Šią savaitę mokslininkai atliko eksperimentą ir išbandė protonų srautų susidūrimą. Iki šiol su galingiausiu pasaulyje dalelių greitintuvu buvo atliekami tik pavieniai eksperimentai. Mokslininkų teigimu per pastarąsias savaitės vykdant pasiruošimą šiam bandymui buvo nuveikta daugiau nei per pastaruosius 5 metus. Vienam pluoštui trenkusis į kitą išsiskiria milžiniška jėga. Tačiau kol kas dar nepasiektas maksimumas 14 teraelektrovoltų galia. Tuomet nedidelėje erdvėje būtų 100 000 kartų aukštesnė temperatūra už esančią Saulėje. Atliekant šiuos bandymus siekiama atkurti sąlygas, kurios egzistavo po vadinamojo didžiojo sprogimo. Tokiu būdu tikimasi įminti visatos sukūrimo mįslę. Pirmasis bandymas su galingiausiu pasaulyje dalelių greitintuvu buvo atliktas pernai, rugsėjo 10 dieną. Tuomet šį eksperimentą stebėjo visas pasaulis. Paties įrenginio statyba buvo pradėta 2001 metais ir kainavo apie 10 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tiesa, pats paleidimas įvyko 2 metais vėliau nei planuota.